Labą dieną. Susirinkom tokia labai įdomi ir reikšminga proga. Prieš jūs sėdi žmogus, kuris gimė sausio 1 dieną. Tai labai retas atvejis. Aš tiek žinau, Donelaitį gimusi sausio 1. Tai va. Truputėlį gal mes pavėluotai susirinkom. Jau sausio 1 seniai praėjo, bet geriau vėliau negu niekada. Tiesa? Žiema nesibaigė. Prašau? Žiema nesibaigė. Žiema nesibaigė, teisingai. Lygiai tas pats. Ir dar, ne tik, kad gimė sausio 1, bet tas žmogus, kaip sako, visom šaknim įaugęs į Šiaulius, šiaulietis, Šiaulių neužmiršta, ne tik Šiauliams, bet ir mūsų visam kraštui yra daug pasidarbavęs, daug davęs, todėl mums bus labai malonu su juo pabendrauti ir pakalbėti. Bet aš nenoriu savai žodžiais kalbėti. Aš jums pasiruošiau tokių špargalkų, kaip sako, ir aš pacituosiu jo paties žodžius. Tai va. Gimiau ir augau Šiauliuose prie gubernijos geležinkelio stotelės. Traukiniai, kurie važiavo pro šalį, buvo skirtingi. Išgirdęs atvažiuojančio traukinio dundesį, bandydavo atspėti, kiek bus vagonų. Ne visi traukiniai sustodavo gubernijos stotelėje. Visus traukinius skirstė į 2 grupės – gerus ir blogus. Geri buvo tie, kurie sustodavo. Kartą gubernijos stotyje sustojo traukinys. Iš vagono pabiro kareiviai. Keli atbėgo į mūsų kiemą ir paprašė vandens. O aš labai didžiavausi, kad kareiviai atėjo atsigerti vandens pas mus. Buvau tikras, kad jiems patiko mūsų šulinys. Manau, visiems žmonėms įsimena jų vaikystės šuliniai. Ir iš tikrųjų, matyt, kad tas vaikystės šulinys gerai įsiminė, kad Albertas kur buvęs, kur nebuvęs, kur beklajotų po pasaulį, visą laiką grįžta į Šiaulius. Kaip ir šiandien. Dar jis rašė, vaikystėje nebuvau drąsus, varnos bijodavau. Mano tėvas buvo geležinkelio darbininkas, mes gyvenome Keblių stotelėje, kuri jungia geležinkelį Šiauliai Rygą. Mama man pasiuvo pirmasias kelnes, aprengė, aš išėjau pasirodyti tėvui, ėjau palei bėgius, kai staiga virš mano galvos praskrido juodas didelis paukštis, pasisukinėjo ir nutupęs ant geležinkelio stulpelio mė baisiai krankti. Išsigandau, paleidau dūdas, bijau eiti toliau. Laimiai, netoliese buvo mano geroji sesuo Elena, sesuo atbėgo, varna nuskrido, aš likau gyvas. Sesuo ne kartą man yra priminusi šį gėdingą vaikystės nuotykį. Mano vaikystė buvo tokia pat vargana ir tokia pat laiminga, kaip ir visų kitų ano meto priemiesčių vaikų. Prisimenu, žaisdavom paliandrą, muštinuką, kaip augau, eidavom žaisti futbolą į 8-ojo pėstininkų pulko stadioną. Fiziškai buvau ne iš stipriausių, tai mane vis statydavo į vartus. Prieš mokyklą aš lankiau vaikų darželį Žibūrėlis, tiesa tik 2 dienas. Mama atvedė, paliko, bet kaiminystė iš tvoros buvo didelis šuo, kuris išgąsdino ir paskui prašėsi, kad daugiau į darželį nebevestų. Tai va. O toliau, pirmoji mano mokytoja Šiauliuose, Kudirkos mokykloje, buvo poetė Valerija Valsiūnienė. Sėdėjau pirmame suole su tokiu Jozuku. Mokytoja buvo labai gera, sekėme kiekvieną jo žodį. Mano suolo draugas susirgo skarlatina. Matyt, nuo jo užsikrėčiau ir aš. Sirgau ilgai ir sunkiai. Kai po ligos grįžau į klasę, man pasakė, kad Jozuko nebėra. Toks buvo mano susidūrimas su mirtimi. Prisimenu, kai užėjo Rusija mūsų mokytojas su pirmaisiais ešelonais išvežė į Sibirą. Prisimenu vaizdą totėje, kai mes verkdami ją išlydėjome, stengiamės kažką įbrūkti ją į rankas, o ji į peroną mėtė mums laiškelius. Mokytis gimnazijoje pradėjau jau vokiečių okupacijos metais. Vieni okupantai išvežė mano mokytoją, kiti atėmė mokyklą.
Vokiečiai mūsų gimnaziją iškėlė ir įkurdino joje vokiečių kareivių ligoninę. Gimnazijoje mokiausi neilgai. Šeima vertėsi sunkiai, mama sirgo, metus laiko pardavinėjau laikraščius Šiaulių geležinkelio stotyje ir mokiausi suaugusiųjų mokykloje. Po to sugrįžau į berniukų gimnaziją ir ją užbaigiau. Tai buvo 48 metai. Karas sujaukė daugelio mano kartos žmonių gyvenimus. Gerai prisimenu pirmąją karo dieną. Buvau prie gubernijos laukų, kai pradėjo bombarduoti Zoknių aerodromą. Drebėjo ir gubernijos žemė. Mes daug ko tada nesupratome, bet buvo aišku, kad vyksta kažkas nepaprastai svarbaus, nuo ko priklausys tolimesnis mūsų gyvenimas. Mano klasės vadovų, aš negaliu nekalbėti apie Janonio mokyklą, kadangi pats Janonietis, jis taip pat Janonietis. Vadovau vidurinėje mokykloje, kurią baigiau ir kurioje vėliau dėsčiau fiziką, jis ir mokytojas Janonio mokykloje. Tada aš dar nežinojau, kad vėliau teks dirbti Tiesoje, kurios pirmajam numeriu išėjus 17 metų balandžio 12 dieną Julius Janonis vietoj vedamojo parašė eilėraštį Neverkit pas kapą. Tai va, kada mes kūrėme muziejų, Albertas Laurinčiukas, Tiesos redaktorius, mums parūpino ir pirmojo Tiesos numerio kopijas Janonio eilėraščių. Tai va, sako, miestai kaip ir žmonės, ne visi yra vieno amžiaus, ne visus mes vienodai mylime, ne visi pakelia kūrybinius skrydžių sparnus. Mano gimtasis Šiaulių miestas man yra pats mieliausias, nes šiame mieste aš savo vaikiškomis akimis pirmą kartą pamačiau dangaus mėlynę, skrendantį gandrą, nuo darbo sugrubusias tėvų rankas, išgirdau tylę motinos dainą, patyriau, kas yra tikrasis skausmas ir džiaugsmo bedugnė. Aš mačiau karo liepsnuose šio miesto kančias ir didvyriškas pastangas pakilti iš pelenų ir griuvėsių. Tačiau man atrodo, kad žmogus turi būti suaugęs ne tik su gimtosios žemės lopinėliu, bet ir su plačiu pasauliu. Kas kalba savo kaimynui į ausį, nėra publicistas. Publicistas turi savo širdies balsą skirti visam pasauliu. Ir Albertas turbūt didžiąją gyvenimo dalį ir susiejo su publicistika. Teko jam apkeliauti daug kur, pamatyti daug pasaulio ir mokėjo žiūrėti taip skvarbia akim ir paskui jo patirti gyvenimo įspūdžiai susiklojo į knygas, susiklojo į grožinius kūrinius, į dramos kūrinius. Na ir norėčiau priminti, kad dar studentas Šiaulių mokytojų institute mokydamasis vakarų metu visada skaitydavo Albertas feljetonus. Tai aš seminarijoje mokiausi, mes vis liekdavom pasiklausyti, tokie labai žaismingi, kandūs būdavo tie anekdotai ir iš tikrųjų ir jo tie kūrinėliai ėmė rodytis ir tada ėjusiai raudonojoje vėliavoje. Ir štai jo patirti įspūdžiai sugulė į daugybę apybraižų publicistinių knygų. 60 metais Vienos balandžiai, 72 metais Varinė saulė, 64 Trečioji dolerio pusė, 84 Taifūnų rūstybė. O vėliau Albertas ėmėsi ir dramaturgijos ir sukūrė keletą draminių kūrinių. Dramos Paskutinis prašymas, Vidutinė moteris, Neapykantos spalva, Akimirka teisybės. Anksčiau, kada buvo labai madinga važiuoti Panevėžio teatrą, visi bėgdom žiūrėti spektaklių. Aš ne vieną kolūkiečių ekskursiją vežiau į Panevėžį, tai aš visada su malonumu pasigirdavau, o Panevėžys kaip tik buvo pastatęs Vidutinę moterį, kad ten autorius yra mūsų mokyklos mokinys buvęs.
Na, o vėliau ėmėsi ir rašyti vaikams. Tai 71 metais vaikams knygelė Matadoras, 79 metais Taiklioji ranka ir paskutinė knygelė, kurios va čia krūvos guli, Tigro gyvenimas ir mirtis. Apie ją dar bus proga, dėsime. Ir su Mikalajūnu iš Amerikos, kurį čia atsivežė ir Lietuvą pavežiojo. Ir jis yra bendraautorius knygos Kada žmogus laimingas. Skaitant Mikalajūnų gyvenimą. Tai vat matote, kad žmogus per savo gyvenimą nesitenkino to, kad daug pamatė, bet ir labai daug parašė. Ir įvairių rūšių, įvairių žanrų. Taip kad, reiškia, tas publicistas ne tik vienam kaimynui ausį kalbėjo, bet mokėjo kalbėti mums visiems. Vat ir šiandien iš tikrųjų galim pasidžiaugti tokiu dideliu derliumi. Na, o šitą čia paskui, aš manau, mes visi pakalbėsim, o galėtų pasimokyti ir suaugę žmonės iš to apsakinėlių. Bet ypatingai mane tai sujaudino toks kojoto dantis. Kada sūnus mamai meluoja ir kai nori prisipažinti, tos mamos galvos nebėra. Tai va, tuose knygelėse yra irgi rašo apie Šiaulių gydytoją, apie savo vaikystę. Ir kitose knygelėse daug kur labai, kaip sako, asmeninis gyvenimo patirtis. Nu ir čia labai smagu, kad čia salėje sėdi ir Alberto, ir bendramokslio, ir pažįstamo, ir šiaip bendraujančių. Čia manęs kažkas neseniai klausė, sako, tai kur tas Laurinčiukas gyvena, kas sako, iš Šiaulius ir Šiaulius vaikšto. Iš tikrųjų, beveik kas savaitės užsuka į mokyklą, jis mokykla jaučia kaip mūsų nuolatinis, sakyčiau, vos ne kaip mokytojas dabar, nes labai dažnai lankosi. Ir ką reikia pasakyti, kada mes ruošiamės 140 metų jubiliejui gimnazijos, Albertas įėjo taip pat į tą paruošiamąją komisiją, labai daug mums padėjo. Kada ruošiame 150 metų jubiliejų, Albertas visą laiką važinėjo, tarėsi ir scenarijų aktoriam su juo. Kaip taip sakant, iš mūsų mokyklos neišėjo. Na, gal mes paprašysim ką nors merą. Ir naują, ir seną merą. Mielas, gerbiamas Albertai, garbūs svečiai. Iš tikrųjų, jaudinantis susitikimas, salė gal nelūžta nuo jūsų skaitytojų, bet kaip jūs minėjote, ką norėjo, turbūt tas ir atėjo į tą tokį gražų pabendravimą. Na, jūs tikrai esate Šiaulių ąžuolas, mūsų gimtojo miesto stipruolis. Aš taip norėčiau, lenkdamasis prieš jūsų visą tokį turiningą gyvenimą ir tą, ką jūs padarėte Šiauliams. Šiandien aš esu prie miesto vairo, man labai malonu ir tikrai aš jums dėkoju, kad jūs eidamas į savo gimtąją mokyklą dažnai užeinate ir pas mane. Ir pasveikinot, ir pagirėte, kad palinkėjote viso ko geriausia, tai man irgi yra be abejo tai didelis toks palaikymas iš jūsų ir labai tą vertinu. Sakykime, aš, Laimutis, Angelė, čia mūsų Šalkauskio vidurinės mokyklos bendraklasiai, tai mes gimėme ir augom po karo. Vienas mieste gimėm, kitas šalia miesto, sakykime. Ir aš visada, kada yra proga ar savo vaikams ir pažįstamiems sakau, kad tikrai gimiau ne per anksti, gimiau ne per vėlai, pačiu laiku. Kad buvo ir pokaris, aš jo be abejo nelabai prisimenu, tai buvo gerai, mokėmės, o paskui svarbiausia, kad nebuvo karo. Man taip atrodo, kad tai čia yra mūsų kartos didžiulis toks
kaip ta lemtis tokia, kad nematėm to, ką jūs matėte. Ir, sakykime, tikrai žinom, kad Šiauliai tiek po karų, tiek buvo sugriauta, kiek sudaužytų likimų, kiek skriaudų ir ką jūs paminėjot ir jūsų auklėtoja Valerija Vrasiūnienė. Ir mums tas kažkaip tikrai man bent nebuvo žinoma, taip niekas be abejo, nuo sovietmetis mes buvom, sakant, priklausoma valstybė, apie tą istorijos tarpsnį labai mažai mums aiškinama, sakoma, mes buvom komjaunuoliai, spaliukai, bet irgi mus auklėjo, mokytojai, pedagogai mylėti tėvynę, mylėti gimtąjį miestą. Ir kada dabar vėl atkūrus nepriklausomybę mes sužinojom tikrąją savo tautos praeitį, pamatėme, kad kiek daug puikių žmonių, kuriems buvo sunku įsidarbinti, rasti vėl savo nišą gyvenime, tai yra tikrai labai tokie sunku ir kalbėti ir įsivaizduoti tie gyvenimo tarpsniai tų žmonių, ką jie iškentėjo, ką jie matė, o mes tik tai asmeniškai labai patiko tos tremtinių dainos, jos labai gražios, mes dainuodavome, giminės susirinkę, aš tik tos prasmės nežinojau, nepagaudavau, kodėl taip jos tokios yra graudžios ir tokios, visiems suprantamos ir panašiai. Tai, žodžiu, tokie likimai žmonių. Šiandien išlydėjome iš Šiaulių oro uosto nedidelę grupelę savanorių, kurie vėl prisišlies prie karo padarinių ir be abejo nesuprantama, kaip galima civilizuotam amžiuje nesusitarti, iš kur atsiranda teroras, iš kur atsiranda rugsėjo 11 Vašingtone ir panašiai tokių sunkiai suprantamų dalykų. Na, bet manau, kad mūsų ateitis tai žymiai smagesnė, linksmesnė. Dabar mūsų vaikų, studentų, moksleivių, vis tiek mes laukiam tos Europos, kada mes būsime Europoje. Niekur iš jos turbūt nebuvom išėję, bet ir, kaip sako, grįžtame Europoje, tiek esame Europoje. Bet suprantame, kaip čia yra tas viskas ir galvoju irgi bus labai įdomu sekančius 2-3 metus ir toliau, kada jokių sienų, jokių apribojimų tiek studentam, tiek mūsų žemiečiam ir, ko mes labiausiai turbūt norime, kad tai būtų vienybė, taika mūsų šalyje, mūsų mieste ir bendrai tam senajam žemynėm. Šalia jūsų tikrai spaudžiu jums dešinę visų progų, kaip sakė, dar sniegas, sausio 1 galime įsivaizduoti. Pasą parašyti dar iš sausio 3 gimė žodžiu, buvo žeraliai, manau, kad būsim stiprus ir daug dar su jumis galim ką nuveikti. Ačiū. Mes kartu sėdėjom vienam suole, jis labai buvo gabus kalbom, ypatingai lotynų kalboj, o aš kažkaip stiliuosi buvau biškeliukas. Tai ačiū, Vladai, kad atėjai ir kad kažką pasakysi, bet daug merginų yra, neišduok visas paslaptis, jis man nenaudėja. Dievas Albertai, visada malonu susitikti su klasės draugais, ypatingai su savo draugu. Ir šiandieną tokia yra neeilinė proga, kada, reiškia, pristatoma Alberto knygutė, kurią mielai skaito vaikai ir suaugusiai taip pat randa čia gerų minčių. Ir mes baigėme, sakyčiau, vieną iš garbingiausių Lietuvoje gimnazijų, tai Juliaus Janonio gimnazija, 48 metais. Mūsų klasėje buvo 26 jaunuoliai. Deja, šiandieną per tiek laiko tarpą, ir šiais metais bus 55 metai, kai mes baigiam. Tai mūsų liko dabar 10. Reiškia, tas nelemtas vaikas daug praretina mūsų gretas. Mes su Albertu
susitikom ne vieną kartą. Kaip čia minėjo, Alberto Kojas yra Vilnius, ten gyvena, bet širdis priklausė gimtai miestai Šiauliai. Ir nėra turbūt tokio renginio, kultūrinio, ar kitokio ypatingai, kaip Jonas Krivickas, kuris taip pat, aš tai jau mokiausi pradžios mokykloje, kur yra prie inžinierių namų Vilniaus gatvėje, ten prie Smetonos vadino išėmėčiai. Teko kartu mokytis ir su Jonu. Taip, kad čia mes artimi visi žmonės. Albertas tai buvo mūsų klasės siela. Jau jis pastebėjo, kad turi talentą literatūrai ir man buvo lengva, kai prašydavom lietuvių kalbą, aš vienu žodžiu paprašydavau, Albertai, pataisyk vieną kitą, gal šiek tiek klaidą, bet jis atsisakydavo, kaip čia savo draugą atsisakys. Tai žinoma, ir mano vidurkis lietuvių kalbai kyla. Tai ir kaip žinoma, Albertas eilę metų buvo Amerikoje, daug keliavo, bet jis niekada neužmiršo klasės. Jeigu jis nedalyvaudavo susitikime, tai jis atsiūdavo sveikinimą. Taip, kad mes vis kartu dalyvaujam tam susitikime. Ir mūsų klasė buvo tokia draugiška, vieninga, kas 5 metai mes tinkam, o dabar, kai mūsų liko žymiai mažiau, mes tinkam kasmet. Ir sakom, susitiksime, kad ir dviese liksime, jeigu sveikatą leis. Ką, noriu aš palinkėti Albertui pirmai eilei, kaip medikas, stiprios geros sveikatos, asmeninės ir šeiminės laimės, geros ir toliau kūrybos, pradžiuginti taip pat ir jauną ir saugusi skaitytą savo gražiais kūriniais. Būk sveikas ir laimingas. Kai sužinojau, kad čia yra tokios valstybės, kur egzistuoja viena pasaulyje, Katinija. Nuo žodžio katinų pasaulis. Tai ta žodis Katinija ne mano sugalvota, o tos jaunos mokytojos. Ir dabar jūs sėdite. Ačiū jums, visai jūsų giminei, visiems, ką jūs gero padarė. Kai aš pro jūsų darbą, visada galvoju apie nepritardamą. Aš įsiterpiau taip, jūs supraskite, kad tas įsiterpimas turbūt svarbiausia, ką šiandieną ir pasakyti. Ačiū. Paminėjome ir man buvo Vilniuje ir dabar man buvo labai malonu, kai jūs prisiminėt mano tėvelį, kuris buvo vaistininkas, provizorius, daug metų buvo Berniukų gimnazijos mokytojas. Ir įsiminė man tie žodžiai, kad niekada nereikia pagalvoti, padėkoti. Tikrai gyvenime mes taip dažnai pagalvojam, arba jeigu ir atsimenam, žiūrėti, o to žmogaus nebėra. Bet šiandien ne apie tai. Šiandien aš noriu pasidžiaugti jūsų kūrybą, jūsų energiją, jūsų gerais norais padaryti gyvenimą gražesnį. Ir kai aš skaičiau šitą jūsų knygą su apsakymus tos, mane labai jaudino kiekvienas apsakymas. Ir toje knygoje tiek daug įdėta jūsų gerumo, tiek daug įdėta jūsų noro, kad mūsų gyvenimas būtų gražesnis. Ir kaip būtų gerai, kad kiekvienas jaunas žmogus, kiekvienas vaikas perskaitytų tą knygą ir įsidėmėtų. Čia yra pasakyta, kad reikia mylėti žmonės, reikia mylėti gyvūnus, reikia mylėti visą gyvenimą, visą pasaulį. Tik tada mes būsim laimingi. Tikrai, aš nuoširdžiai linkiu jums geriausios sėkmės, daug sveikatos, energijos ir būkit laimingas. Tad Panas Gelytas. Mielas Albertai, čia prieš jūs jūsų kolegas UNESCO Šiaulių klubas. Šio keistuolių klubo narys jūs esate vienas iš pačių aktyviausių, mes jumis džiaugiamės. Pažįstam jūs, kad ne visi šiauliečiai, iš jūsų knygų, iš publicistikos, kurioje jūs jau tikrai daug esate padaręs. Man atrodo, kad labai simboliška yra jūsų knyga, tai tokia iš tų laikų rašyta 3 dolerio pusė, kur truputį
vingiuodamas pro cenzorių užkardas, jūs toje knygoje norite atkreipdėmėsi visai į ką kitą, ne kaip atrodytų iš pirmo žvilgsnio. Tarsi ta trečioji dolerio pusė, tai tas baisus Amerikos gyvenimas, kurio niekam jūs nelinkėtumėte. Tačiau atidesnis skaitytojas matyt pastebėjo ir turėjo skaityti tą knygą ne pagal eilutę, o tarp eilučių. Ir iš tos knygos tai tikrai galima buvo daug sužinoti apie tada dar mums labai paslaptingą gyvenimą ten kažkur vakaruose. Taigi, aš paminėjau tik tą vieną knygą. Jūsų knygų daug, aptarimų be galo daug, jūs turtinat žmonės mūsų, mes visi jumis džiaugiamės. Dabar sveikindame su jūsų, šiek tiek vėluodami, sveikindami su jūsų gimtadieniu, mes nežinau, ko galėtume palinkėti. Išsaugoti sveikatą, energijos jūs tikrai iki soties turit. Aktyvus klubo narys, nebejoju, kad tikrai buvo, esat ir būsit. Na, į Jalonio gimnazijos 250-ųjų metų jubiliejų gal ir suspėsit. Na, mes matyt klubas esam taip numatę, kad čia nelabai jau didelė paslaptis, kad jūsų tokia tam tikra vaikystės priminimai, jeigu labai pasiseks, suorganizuosim kelionę siauruku, Panevėžys, Anykščiai. Taigi, būkite sveikas, laimingas ir visada mūsų tarpe jūs būsit laukiamas ir mylimas. Ačiū Jums. Kadangi jūsų šaknės taip įleisto Šiauliuose, tai mes atminimui kažką tai irgi norėjom šiaulietiško. Tai čia pono Krištopaičio yra kūrinys, kuris būtent paišytas netoli Šiaulių. Šito čia ruošiant ciklą apie Čiurlionį, šitą koplytstulpį kažkada tapė taip pat Čiurlionis. Tai va tokia simbolika ir atsiminimas taip pat ir linkėjimai nuo pono Krištopaičio jums kartu su mumis. Miestiečiams. Tokia yra pasaulio valstybė. Viena Lietuvoje, viena Pabaltyje. Nėra Pabaltyje kito UNESCO klubo. Nėra. Vienintelis taip. Yra valstybinės organizacijos, bet visiškai nepriklausoma nuo valdžios. Tai tik tai yra vienas tas klubas. Ir kaip mūsų žinote, tai telegramą iš Vilniaus eina į Paryžių, paskui iš Paryžiaus eina atsakymas čia, paskui Latvijai Rygoje, kad mūsų tiktų, vat kas mes esame. Mes esame, vadinasi, iš nieko pasidarę, kuriam pasaulyje tokie klubai egzistuoja, bet jie Pabaltyje tai tik tai vienas. Ir aš manau, kad tai daro didelę garbę visiems Šiauliams. Ir tas klubas be abejo stiprės, todėl kad Šiauliuose visos geros iniciatyvos stiprėja, blogos kokios jas pamažu nuvysta, tai natūralus procesas. Aš labai laimingas, kad noriu iš karto pasigirti kažkaip. Reiškia, visi šiauliečiai vienam žmogui tik davė išimti būti klubo nariu, kuris negyvena Šiauliuose. Bet kai priėmė, kitiems nereikia balsuoti. Bet kadangi aš negimęs, paprašiau, kad būtų balsavimas. Įvyko slaptas balsavimas ir mane priėmė. Tai tokiu būdu vadinasi, dar kartą ačiū, kad reiškia jūs jau ir slaptų balsavimu patvirtinot, kad aš esu šiaulietis. Mielas Albertai, aš tave pažinau jau labai seniai. Tai 1948 metai, ką ir paminėjai, kada buvai įstojęs į mokytojų institutą matematikos fakultetą. Nu, tada skyrius, kažkodėl. Aš mokiausi tada ir buvau įstojęs į lietuvių kalbos ir literatūros skyrių. Na, ir dažnai klausydavausi įvairių susirinkimų, galbūt studentų susirinkimų, vakaronių tokių
tavo įdomių straipsnelių, feljetonų, kuriais dažnai ir pajuokdavai negerus draugus, kartais pasišaipydavai ir iš mokytojų taip geraširdiškai. Tai mums, lietuvių kalbos literatūros studentams, labai patikdavo. Ir mes pavydėdavom tavęs matematikams. Ir spręsdavom taip, kodėl jis turėdamas tokius gabumus įstojo į matematiką. O ne į lituanistus. Ir labai gražu, kad visą tai jūs visą gyvenimą nepamiršot. Rašėt knygas, rašėt daug ir, žinoma, labai garbingai vykusiai, nes jūsų knygos mums brandžios, kur jūs bebuvot, Lietuvos neužmirštos. Ir kad tai lūčių, kaip čia buvo minėta, dažnai jausdavom tai. O knyga nuostabi, šilta, gera, kaip čia ir minėjau, ir aš pritariu vaikučiams, kurie sakė, kad čia ne tik vaikams, bet ir suaugusiems visiems labai malonu paskaityti. Sveikinu ir prisimenu jūsų garbingą jubiliejų, tai svarbiausia. Linkiu nuo mūsų leidyklos žmonių geriausių jums ateities metų, kūrybos, sveikatos, būkit visada toks žvalus. Išleidote į pasaulį Sparnų tokią knygutę ir tikrai, o jūs pasirinkot labai gražiai Saulės geltais. Žinot, sako, pavydėjo fakultetui, kuriame Albertas mokėsi, o aš jam visą gyvenimą pavydžiu. Man gražiausia moterį Šiauliuose merginą nusinešė jisai. Izolda Laurinčiūtienė. O dabar gali leisim pakalbėti. Daiva. Aš tikrai labai trumpai, kadangi visus nuoširdžiausius, gražiausius žodelius jums prišnipinėsiu jausi, kai grįšim. Labai džiaugiuosi likimu, kad turiu garbę su jumis bendrauti. Už labai daug ką gyvenime dėkoju. Linkiu geros sveikatos, sėkmės. Stengiuosi pagerbtis, kaip sakyt, buitiniais reikalais namuose tik tai. Ir dabar džiaugiuosi, kad galiu oficialiai jūs pasveikinti. Sveikinu 3 moterų vardu. Elenos, savo ir Karolinos, 3 kartų. Tikrai 3 moterų. Ačiū. Labai nori Jonė dar pasveikinti, o paskui tada tu kalbėk. Jonė. Mes tai susipažinom svarbiausių momentų, kada buvom jauni ir gražus. Ne tik tais gražus, bet ir jauni. O dabar, kaip sako, nesvarbu. Tai buvo, kada atsidarė naujas mokytojų institutas. Ir aišku, mes radviliškiečiai irgi suklusom, atvažiuojam ir čia mokytis irgi. Ir aš į fizikos matematikos fakultetą, kitos draugės, mes 8 važinėjom. Rytą išvažiuodam 7 vakare grįždam, tik tokie buvo traukiniai. Todėl ilgą laiką bendravom mes pačiuose tose auditorijose. Ir aišku, apkalbėdavom bernus. Kadangi aš fizikos matematikos buvau fakultete, mes 3 buvom, tai apie bernus. Apie ką kalbėsim? Apie bernus. Jaunystę. Ir visas nutarėm. Sakė, koks gražus pas jūs yra berniokas. Juodam kostiume, balti baltiniai, garbanoti juodi plaukai. Aišku, sako, aš iš karto jį pastebėjau. Bet sakau, man ir viskas atrodo puikus bernas, labai šaunus. Ir įsivaizduojat, po kelių dienų sužinom, kad jo negalima su juo nieko bendrauti, bet abu, nes jis turi tokią gražią moterį,
Bet kokiu vardu? Izolda, kurio visiškai nebuvome girdėję. O tai nuostabu. Labai, nuleidom nosis, bet nesvarbu. Bet visai buvo nesvarbu, draugauti buvo galima ir kitaip. O toks vienas štrichas. Trumpas, bet mano gyvenime tai jis buvo įspūdingas. Nežinau, Albertas nežino, aš dabar visiems apskleisiu. Ir vieną kartą mes popietę su Stankevičiūte Valė sėdėm ir tenai auditorijoje, nes 7 reikia laukti 5 valandas traukinio, atbilda gražuolės su juodo kostiumu, baltais baltiniais, juodas, atrodo, aš nežinau, koks tai buvo, kokios spalvos. Ir, kadangi mes pažįstame, kaka, aš sakau, iš kur tave tokia blogai, ar tik tai tu paskirpėjai dabar nebuvai? Jisai sako, ką tu? Sakau, bet baltiniai, kokie balti, o tas koks gražus, sakau, ir sako, aš dar patempiau, jis mane pradėjo vaikyti po tą auditoriją, mes lėkėm, glidėję suolai, griūva, viskas. O mano draugė, nusisukus, buvo ir nekreipė dėmesį mus, kad mes čia einam stalais ir ten griūna viskas. Ir, žodžiu, po to parašė eilėraštį. Skirta man, draugė Albertai. Aš dabar paskaitysiu. Tai buvo 48 metais, gruodžio mėnesį, 18 dieną. Sėdėk, Albertai, sėdėk. Čia koks eilėraštis, čia jis man skirtas, bet yra, draugė, tuo momentu parašyta. O miela Jonė, tu žinai, kad nėr ko rausti, jei savo artimą nori karštai priglausti. Žinok, ką šiandien paimsi, tai jau bus tavo. Ir aš čia atvažiavau, radau labai palankiai nusiteikusi direktorių, kad jis sutiko, reiškia, tokiuoju Vilniaus laukuose susitikimą su mano asmeniškų draugų, kurių daugelį dabar nebėra, bet mes juos prisimenam ir dar ilgai prisiminsim. Ir susirinko tie, kurie galėjo. Daugelį žinodami galėjo. Ypatingą norėčiau, reiškia, dėmesį atkreipti, kad jūs tą irgi jaučiat. Aš čia ne nuo tribūnos kalbu, labai draugiškai, nuoširdžiai, kad atėjo miesto žmogus, kuris išrinktas labai nuoširdžiai, labai viskas būti šiuo metu kaip tik miesto vadovui. Ir kad jis atėjo, aš supratau, kad jo pasirinkimas, kad atvažiuoti ne kokioj dideliai miesto salėje, ne kažkokiam vadinasi auditorijai dideliai viskas. Kai tik sužinojo, kad gubernijos priemiestyje, salelė, kuri, taip sakant, toli gražu, nieko ypatingai nepasižiūrėsiu, kuri auga mėlyna, kuri taip ir staiga, vadinasi, žiūri, šiandien atsidaro durys, ateina. Tai jeigu pas mus, Šiauliuos, egzistuoja tokie dalykai, kad meras supranta ir kitų žmonių ir supranta, kad visos vietos Šiauliuose yra brangios, tai mes tuomet toli nueisim. Nesenai man teko būti, kuomet buvo atidaryta gatvė, Karaliaučiaus gatvėje. Aš susijaudinau, prašau, gatvė. Ir pasakysiu, kad susijaudinęs, įsivaizduokit, šiauliečiams kylantis, o kodėl jums neturėti tokio? Mes kalbam, Kristijonas Donelaitis, viskas. A kaip pagalvoju, o kodėl šiauliečiai pirmieji pavadino tokią gatvę? Moralinė teisė turėjo, bet daugelis turėjo moralinės teisės. Aš labai atsiprašau, jūs labiausiai džiaugiatės, kad aš buvau apdovanota. Ir jūs dar buvote apdovanota, matot, vadinasi, kaip tik savo giminaitis ir užmiršti visą. Na va, tai aš atvažiavau ir susijaudinęs dalyvau tuose iškilmėse. Ir aš pamačiau, kad Šiauliuose vyksta svarbus dalykai. Aš čia susitikau su Boju
Tukavičių, mano seno vaikystės draugas, kurios gimimo kelias tik dienas. Jis labai kukliai šiandieną sėdėjo ir viskas. Bet klausykit, jis buvo visada greitesnis už mane. Futbolą geriau spardė ir golus įmušdavo daugiau. Jeigu reikalinga būdavo kamuolių pavogti, kur yra piktas pririštas šuo, tai jis pirmas lipdavo, aš bijodavau. Tai žmogus, kuris, suprantat, man gyvenime išmokė, kaip reikia gyventi. Todėl, kad jo gyvenimas buvo labai sunkus, mes kaiminystėje gyvenom, Bronius Lukavičius, aš visada džiaugdavausi. Kiek jis daug žmonių, studentų, kai studijavo Kaune, ir staiga žiūriu, ir jis atėjo. Ir apie kiekvieną aš galėčiau kažkokią tai novelę sukurti, prikurti, o gal net ir padaryti. Aš džiaugiuosi, kad Bronius reiškia, Verikas čia yra. Tas Bronius, su kuriuo mes eidavom kartu, reiškia, iš šokius. Ir kuris visada būdavo stipresnis. Jis, nežino, pakeldavo kažkokius didžiulius svorius, o aš iki pusės netakė. Jis ir staiga susirinko tokie dalykai. Paskutinis prizas didžiausias meras atėjo. Tu šis sakė pirmas. Pirmas, antras siurprizas, trečias siurprizas, kaip juos be pavadinsi, UNESCO. Klausykite, aš netikėjau, kad pasirodo, kad ir dar mes turim planų ir keliauti. Ir šiandien jau pradėjau. Vat aš tik tai vienintelį dalyką nežinau, ar turės laiką, meras. Sėsti tą traukiniuką ir važiuoti su UNESCO klubu. Su jomis, nes mūsų klubas šlovina tas klubas. UNESCO šiauliuose. Vienintelis Pabaltijo, kito nėra. Dabar, kai mes žiūrėjome visokie Vingrinės darbai, kaip veikia labai sunkiuose situacijose, jį negalėjo dalyvauti, kad vakar išvažiavo jos parodos atidarymas. Tai žinoma, mes taigi prisidedam prie to, kad šiauliečiai dalyvauja Belgijos pačią. Žodžiu, mes gyvenam su entuziazmu ir vykdykim šiauliečių tas tradicijas, susitikim, sukraikim Uošvienės gimtadienio progą, susitikim, kad Uošvienė. Reikia žinoti. O tam reikia. Paskelbė Uošvienės dieną ir švenčiam. Mano Uošvienė buvo ta knygutė. Sugalvokim ir susitikim. Aš žinau, kad miesto valdžia nori su mąstančiais šiauliečiais bendrauti. Aš to esu įsitikinęs, ne vieną kartą man teko galimybę to įsitikinti. Sugalvokim. Tai Uošvienė, tai vadinasi kažkas. Marčių. Prašau? Marčių dieną. Marčių diena, viskas. Tai jeigu mus palaiko miesto ir jis atspindi miesto, reiškia, mąstančią visuomenę, tai man atrodo, kad taip ir ateityje bus pasiūlymų duos, kaip čia Šiaulius tos garbinti teigiamai, ištaisyti tas klaidas, todėl kad Šiauliai tai niekada neužmirškit, kad buvo tokia situacija, aš noriu pasakyti, pabrėžti, niekada neužmirškit, kad buvo toks laikotarpis, kuomet Vilnius buvo okupuotas Lenkų. Niekuomet neužmirškit, tuo pačiu taip pat buvo, reiškia, Klaipėda okupuota vokiečių. O Kaunas kas buvo laikinoji sostinė. Nu ir pabuvo ta laikinė sostinė, ačiū Dievui. Šiauliai sostinė pastovi. Niekada nebuvo paskelbta laikinoje sostinė. Šiauliai yra Šiauliai. Ir ta kryžkė, kaip aš buvau atvažiavęs Karaliaučiaus gatvėje, taigi jį čia nesustos prieš jų. Pro Šiaulius bus magistralės didžiulės, Europos Sąjungos eis magistralės.
Maskvavosi kiek. Tai va, dabar, ką aš kaip pasakiau, dabar noriu būti labai trumpas, o trumpa mano kalba. Ačiū, kad atėjot, dar gal kartais, aš nežinau, kviečiu, bet gal jau ten nieko nebėra. Jeigu yra, tai ypatingą dėmesį noriu ir pagarbą mūsų žurnalistų korpusui. Žinokit, kad yra visuomeniai mes be žurnalistikos nulį. Ačiū, mėly kolegos. Ačiū, kad jūs stebite ir toliau šlovinkit savo. Net taip lengva žurnalistams surasti geras pašlovintas. Nes daugelis veržiasi bejėga per žurnalistą. Ten ne žurnalistai kalti, bet tad kažką susikūrė, kažką padaryti. Žurnalistai pergyvena, kad jiems rašytų geriau, kad tas nuotraukas būtų. Aš esu žurnalistų pusė, patys nieko neįsigalvoju. Nėra taip lengva būti žurnalistu. Man tikrai nėra lengva. Tai ačiū visiems. Kazimierai. A mes darom tą dėdas čia gimtinėje, šnekėjom. Gaudavau, žinot ką, pagalvokit. O tame reikia. Nu, tai palaikom ryšius, aš įsipareigoju pakalbėsiu. Dienų šventė, birželio 30.